Broliai mumiai. Negyvenama sala. Šią nuostabią dieną mumių šeimyna ir jų draugai nusprendė išvykti į kelionę laivu, kurį rado ant kranto. Jie nežinojo būtent, kur jie keliaus, manydami, kad taip dar įdomiau. Brangioji, juk mes išvykstame ne visam laikui. Tikiuosi, kad ne. Manau, kad mums nereikia tiek puodų ir keptuvių. Geriau būti viskam pasirengus. Ką tu turiu omenyje? Juk tu pirmas skūsies, kai nebus šilto maisto. Aš niekada nesiskundžiu. Prisimink, kaip mes norėjom valgyti per paskutinę mūsų kelionę ir kaip džiaugiamės maistu vėliau. Na, keliaujant tenka kai ką aukoti. Taip, bet su kava ir blyneliai bus daug geriau. Aš taip pat jau pasiruošusi. Sveikas, muminuk. Sveika, Frikensnork. Gal jau pakaks taip nusileidinėti? Man viskas gerai. Muminuk tai geruoju nesibaigs. Aš visada taip darau, o Snorkas vyksta su mumis. Jis pasakė, kad dabar neturi laiko kelionėms. O aš manau, kad tikras laivas žymiai įdomiau už jo popierinius skraidančius. O mama ir tėtis jau pasirengė? Panašu, kad jie susiruošė pasiimti su savim visą virtuvę. Manau, kad jau persistengėme. Nejau mums viso šito reikia. Mama mano, kad mes turime būti pasirengę viskam. Galbūt į teisį? Pasakyk, muminuk, o būtent kur mes vyksime? Mes dar neapsisprendėme. Palauk ir pati viską pamatysi. Pone Hemuli, ar suradote kokią retą gėlę savo kolekcijai? Gaila, bet ne. Visi mumių slėnio augalai jau yra mano kolekcijoje. O Dieve, kur jūs visą tai nešate? Mes išvykstame į kelionę. Ieškoti naujų jūrų ir tyrinėti negyvenamas salas? Kaip pasiseks? O jei padėsiu jums pakrauti laivą, jūs paimsite mane kartu. Dėmesio! Visi ant denio! Pakelti inkarą! Jūreiviai atsargiau! Nuleisti burės! Pakelti inkarą! Ei, snifai, mumių trolių dar nematyti? Kol kas ne. Puikiai diena pasiplaukiojimui po jūrą. O kur mes plauksim, net neįsivaizduoju. Aš tai nelabai mėgstu plaukioti laivais. Tave užsupa? Ne tai, kad užsupa, aš nemoku plaukti. Aš šiek tiek bijau, jei kas atsitiks laivui.
Niekas audros neprognozuoja, taip kad nieko nenutiks. Na, pagaliau jau viskas. Dabar visi į laivą. Mama, mažylė Nusmus, Mumrikai, Muminuk, Freken Snork, na ir žinoma Hemulė. O jis ne per senas nuotykiams? Žinoma, kad ne. Mumis tėtis žadėjo surasti negyvenamą salą, kur aš galėsiu pasipildyti savo kolekciją. Nagi, Snifai, paskubėk. Man atrodo, kad jau nebėra vietos. Nekvailiok, dar pilna vietos. Atrodo visai pilnas. Dar truputį ir nuskęs. Niekada taip neatsitiks. Tai lipk kuo greičiau. Tikrai? Aš tau pažadu, kad viskas bus gerai, ar ne taip, tėti? Na, jei oras bus toks, tai taip. Gal kaip nors kitą kartą. Laukiam, tėti, jis bailys. Na, tada kitą kartą. Aha, bus nuostabu. Bet kokiu atveju, juk kažkas turi prižiūrėti mūsų namą. Tai būsiu aš. Tu toks mielas. Virtuvėje ant stalo yra blyneliai. Ačiū, mumė mama. Laimingo pasiplaukiojimo. Kaip aš norėčiau, kad Snifas taip pat plauktų. Jis tikras minkštuolis. Jis juk nemoka plaukti, todėl nusprendė nebandyti likimo. Čia tai gyvenimas, ar ne, mama? Būtent taip, mielasis. Jūs tik pažiūrėkit, nemenkiausio vėjelio. Gal reikėtų irkluoti, tėti? Taip, gerai būtų, kad Snus Mumrikas padėtų tau. Kaip pasakysite, kapitone? Labai jau lėtai velkamės, stipriau irkluokit. Mes ir taip iš visų jėgų irėmės. Galeroje jūs būtumėte beverčiai vergai. Bet mes juk ne galeroje, tiesa? Bet tai nepasiteisinimas. Ne taip jau lengva prieš srovę irkluoti. Gal nori pabandyti? Kad nors vieną naują augalą suradus. Na, jūs, ponia Hemulė, galite visada pradėti rinkti dumblius, jų čia pilna. Na, aš manau, tai neamžinai ir vėjas tuoj atsiras. Žemė, žiūrėk, mumi tėti. Labai maža, nieko ypatingo. Tu teisus. Tėti, žiūrėk, mes vėl plaukime. O, pakilo vėjas ir srovė pasikeitė. Kokia puikia sala. Ir puikia vieta įsilaipinti. Galiu lažintis, kad čia yra retų augalų. Jūs atsargiau, čia gali būti daug laukinių gyvūnų. Na, o kol kažkas ieškos naujų augalų, aš užkursiu laužą. Manau, kad niekas neatsisakys kavos ir blynelių. Žiūrėkit į mane, sausumos mėgėjai. Aš tuojau jūs prišvartuosiu. Panašu, kad tu buvai teisi. Žinoma, brangusis, dabar mes galime šituo mėgautis. Įdomu, ar mes pirmieji suradome šitą salą? Ačiū, vaikai. Dar ko nors reikia? Ne, manau, kad ne. Tada galima, aš eisiu salos tyrinėti. Žinoma, eik.
Eime, Fregensnork. Aš pasiliksiu ir padėsiu mumiai mamai ruošti valgį. Mama, ar šito laužo užteks? Taip, pilnai užteks. Žinai, aš manau, kad čia niekas negyvena. Aš taip pat nieko nemačiau. Gal jie krūmuose slepiasi. Aš kai ką mačiau. Taip, ir kągi? Na, jis labai didelis. Apie ką tu? Koks didelis? Toks kaip aš. O kaip jis atrodė? Didelis, panašus į vaiduoklį ir visai nedraugiškas. Panašu, mažylėmiau, kad tu tik manai, kad kažką matei. Ne, aš mačiau. Ir dabar matau. Nesinervink, aš juk nesakiau, kad tu nematei. O šibėが3つにめšibėが7つ。 O dieve, tai nuostabu, koks radinys. O kas ten? O, niekada dar nemačiau tokių retų ir nuostabių augalų. O kas čia? Panašu, kad barometras? Nagi pažiūrėkim, audra ar lietus? Panašu, kad neveikia. O, laba diena. Kas jūs tokie? A, tai turbūt jūsų barometras. Man jo nereikia. Aš čia augalus renku. O, ne, nežiūrėkit į mane taip. Eikit šalin, eikit. Aš manau, kad mažylėmių matė Hatifnatą. Bet juk jie ne vaiduokliai? Ne. Na, jie šiek tiek panašus, bet nepavojingi, muminuk. Palikit mane ramybėje. O dieve, koks čia triukšmas. Panašu į Hemulio balsą. Dinkit. Prašau, padėkit man. Štai jie. Štai ką aš mačiau. Tai ponas Hemulis? Padėkit, nukelkit mane. Kodėl jie jūs puola? Ką jūs padarėte? Aš nežinau, aš tik užlipau į šitą stulpą, kad išsaugočiau surinktas gėles. Ir tai viskas, nemanau, kad jie dėl to supykę. Ne, aš dar patikrinau barometrą, kad sužinočiau orą, o jie užginė mane čionai. Nemanau, kad tai dėl gėlių, jie turbūt pamanė, kad jūs norite pavogti barometrą. Jis man nereikalingas, jeigu pasiima savo, aš gėles kolekcionuoju, ne barometrus. Aišku, laikykitės. Aš jau nebegaliu laikytis, prašau, paskubėkite. Jūs taip išsigandęs? Palaukit, aš turiu pagalvoti. Greičiau, aš nebeturiu jėgų. Aš sugalvojau, Hemuli. Hatifnatai blogai mato ir girdi. Tačiau labai jautrus, pabandykim juos išgąsdinti. Išsiūbuokit stulpą, kaip galima labiau. Štai taip. Stipriau, stipriau, Hemuli. Žiūrėkit, jie pajautė, kad žemė dreba. Tęskite toliau, Hemuli. Aš beprotiškai pavargau. Jie nesitraukė, snusmumrikai. Manai, kad tai padės? Hemuli, jau galite liautis.
Hemuli, いてててててて。大丈夫ですか？ jums viskas gerai? まったく Pone 忌 Hemuli. 々しい奴らだ。 Kokie baisūs įtverimai. そうだ、この気圧計を Pasiimsiu aš šitą もらっていこう。 barometrą. な、それはやめた方が Nemanau, kad tai gera idėja. どうせ壊れて使えない Nieko jis vis tiek neveikia. どうして壊れて Kodėl い jūs る taip と思うんですか？ nusprendėte? Pats pažiūrėk, dabar puikus oras, o jis rodo lietų. 雨が降っている状態を示しているだろう。 Štai čia ir supranti, koks skanus namų maistas. Taip, priverčia šiek tiek susimastyti. O mumis tėtis visada tai supranta, ar ne, brangusis? Visiškas nulis, žemiau nebūna. O ką tai reiškia? Na, jei jis veiktų, tai reikštų tik vieną - siaubingą audrą. O man atrodo, kad jis galėtų būti ir nesugedęs. Pažiūrėkit, koks debesis atslenka. Pažiūrėkit į tuos audros debesis. Mums geriau paskubėti. Bet mes negalime plaukti atgal, mes sudušime. Reikia kažką nuspręsti. Mes kol kas neturime grįžti į mumių slėnį. Mes tik pusę salos ištyrėme. Pagalvokite apie tai, ką mes čia dar galime surasti. Pavyzdžiui, aš noriu pamokyti tuos hatifnatus. Išgelbėkite mane nuo to. Daugiau niekada gyvenime. Aš manau, kad mums reikia išplaukti. O tu, brangioji, ką pasakysi? Na, tu kapitonas. Kai pasakysi, taip ir bus. Leiskite man šiek tiek pagalvoti. Pasiliekam. Ką tikrai? Bet mes turime suspėti pastatyti palapinę iki prasidedant lietui. Kokią palapinę? Visada būk viskam pasirengęs, tai mano filosofija. Gerai, kad tu visko pasirūpinai. Pirmiausia, mes turime ištraukti iš vandens laivą, kad jo nesulaužytų. Padaryta. Šaunuoliai, puikiai susitvarkėte. Dabar jis saugus. Dabar palapinė. Audra jau arti. O jums viskas gerai, Hemuli? Pailsėkite, mes ir be jūsų susitvarkysime. Taip, šiek tiek nuvargau. Pasidėkite šiek tiek, pailsėkite, bet nepamirškite vėliau pririšti laivą prie medžio prieš nueinant. Bus negerai, jei pamiršit. Jūs galit manim pasitikėti. Nu kągi, statykime palapinę. しっかりしろ、ヘ O ム。 Dieve, kas per diena. O, これは初めて見る ką mes 花 čia だぞ。 turime? O, puiku. お、 Nuostabu. Niekada anksčiau tokių nemačiau. Snusmumrikai! Kas vyksta? 沖はもう降っている。 Jie artėja labai greitai, pažiūrėk į lietų virš jūros. Geriau jau mums eiti. ああ、 Dar šiek tiek. Bet mes visi peršlapsim. 自然を感じる Žinau, だろう。 bet tai taip įspūdinga. 強い風 Tu の negali 中で valdyti stichijos. 自分たちの Matai, 方に kaip 向かって artinasi 進ん siaubinga でくる audra, 雨 o を tu 感じる nieko のは negali padaryti. なんて素晴らしいんだ。 Ir 君もそう turi 思う laiko, か kad padaryti viską teisingai. Turiu omenyje nubėgti iki slėptuvės? Aš taip ir maniau, kad tu nesuprasi. Norėčiau žinoti, ką dabar veikia hatifnatai. あいつらは Jie laukia 雷 audros? を待っている。 Kodėl? ニョロニョロは Todėl, kad jie pasikrauna 体の中で žaibo 電気を energiją. 蓄えるのさ。 Tikrai?
Štai ir lietus. Bėgam. Niekada nemačiau tokio lietaus. Jis greitai liausis, muminuk. Tu visas permirkai, muminuk. Taip. Viskas gerai, aš su tavimi. Tai buvo arti. Per daug arti. Aš manau, viskas pasibaigė. Puikus Puikus radinys. Mumėms troliams ir jų draugams saloje lieka tik laukti, kol baigsis audra. O ką jei laukimas bus per ilgas? O jų laivas suduš ar bus nuplautas nuo kranto? Bet tai jau visai kita istorija.